Ką veiki, bronis? Nieko. Sėdžiu, liūdžiu. Perdžiu. Ko toks liūdnas šiandien? A ko džiaugtis? Pažiūrėk aplinkui, kas dedasi. Pasaulyje vieni karai, kraujas, smurtas, klimakso atšilimas, vaikai nevalgo, prostitutkos, lygos, salmoneliozė, konkuruojantis kanalai. Ko čia džiaugtis? O mes sėdėm čia ir gaikę sukiojam. Tai gal einam alaus atsigersim kokio, a? Nu, kabakė. Ne, su tavimai su alaus gert, nei tu man draugas. Ir kai aš numirsiu, tu neik net prie mano kapo ir neverk pas mano kapą ir gėlių nevok. Pridurkas, durnius išprotėjai. Labas, ponė, pirkit gėlių, labai gražios, šviežios, 3 litukai. Pas mus babų nėra, gyvenimo šūdas, gėlių mums nereikia. Aš labai atsiprašau, o man, labą dieną, duokit 3. Išinėkit gražesnes. Tu durnas pinigų neturi kur dėti. Kam tau tos gėlės? Tu čia ne man, čia tau. Mes tiek kartu ir tu ne kartą iš manęs nesigavęs gėlių. Oba, šitą, nu, aš tau gyvenime niekada jokių gėlių nesu dovanojęs broliu. Niekada. Duokit 5 man tada. O tada man 7. O man 9. Tai kad nebus tiek. Prašom, prašom. A jūs sakykit, mėgstat lytinius santykius? Žvėriškai, tai ne. Aš gal ne jūsų klausiau. Šiaip tai pagalvojau, kad tu čia man sakei. Nu, tu durnas. Tau sakiau. Nu, bronius, čia tau. O čia jums, Česlovas. Tai va. Nu, kad taip, tai gal alaus? Tai alaus į kabakį. Aš dabar be pinigo. Žinai, aš tų pinigų irgi neturiu. Tai aš už gėlės sumokėjau. Nafik mums tos gėlės! Nu, iš tikrųjų, nafik tos mums gėlės. Čia aš viską sugalvojau kaip idiotas. Nu, žinai, aš irgi šito istorijoje nemažiau kaltas. Taip! Nemažiau! Ne ką mažiau negu aš! Pasaulis rytasi begdugniam, aplinkui prostitucija, karai, kraujas, klimakso atšilimas, alkani vaikai, o mes čia sėdim, gėlėm apsikrovę. Kai lavonai. Tai jau ne, valstybė turi man duoti darbo, į bastą. Tu skaitai, kad valstybė turi tavim rūpintis? O tu, sabaka, tu dar visai jaunas, o jau dabar ieškai paprastesnių kelių savo gyvenime. Eik ir susirask pats darbas. Koks tavo reikalas? Atsirado, matai, darbo žinovas. Bronius, skink tu tam durniui į lempą. Aš jam tuos skirsiu. Sabaka, pidaras. Skink jo. Kas čia dabar? Čia jie gerb jūsų. Mes daugiau taip nedarysime. Nu, nedarykit. Nepatinka, nedarykit. Nedarysim daugiau. Mano kėdė. Taip, vyrai, nėra laiko. Tai kas norit padirbėti pas mane sodė prie mėšlo kratymo? Darbas geras, pinigai va į tokį voką netelpa. Gal jau ne. Mes norėtume ko nors, ne tokio dulkino pageidautina grina more, kaip ten bebūtų už lango pavasaris duotuoju momentu. Grina more, grina more, grina more, grina more. Kas dirbs bankuose, ofisuose, kas dirbs Seime, prie vyriausybės, kas dirbs, kas mokyklose dirbs, kas dirbs universitetuose, kas ligoninėse dirbs, kas dirbs stotise, šachtose, kas dirbs. Taip, mano laikmena sufleruoja, kad Rusų ambasada ieško
etatinių šnipų. Nors ne, čia darbas tik Seimo nariams ir daugiau tokiam vyriausybės nariams, čia netinka. Va, jums arčiau gamtos. Kauno zoologijos sodas ieško etatinio gyvačių gaudytojo, nes narvai seni ir labai dažnai gyvatės išsišliaužia į vairias pusės kaip tarakonas. Nu, kaip daug tarakonų. Nu, tai ko jūs galvas purtot? Slabo irgi? Kažkaip nelabai, kad gyvenime mes ir taip su šliūžais prisibendraujam. O, čia įdomu. Medžiotojų būrelis Zubras ieško medžiotojų. Ką manot? Ne, mes šautuvo neturim. Nu, taigi šautuvais ir šratais aprūpins, o licenciją sutvarkys. O. Nu, tai tada einam. Aš tai šaudyt šiaip nemoku, žinok, bet vieną kartą filme mačiau šitam, nieks nenorėjo mirti. Tai manau, kad patieks. Nu, tai ir pirmin. Nu, darbo gavo, tai ko čia sėdit? Dinkit visi iš čia. Eik iš čia darbo, Taip, nuotaikos nėra. O šūdai. Kad jiems šernai ten viską išdėstų. Jarkum, kad pautus nurautų jiems šitie zubrai. Kaip gražu šiknoj, kernagio dainoj, paslaptis. Įsigandai, tu išbaidysi visus žvėris šitai. Klausyk, mes į medžioklę einam ar šert kažkokiu tai briedžiu nedakruštų. Reikia daryti kaip įprasta. Tu supranti, kad reikia daryti kaip įprasta? Atsargiai su savo pistoletu arba... Pridėsim zakusoną. Aš su to pistoletu, aš tau geriau sakau... Gazdini mane! Gazdini mane! Klausysi manęs! Oi! Gerai, pakelk savo kepurę dabar. Kraujas neeina parodyti. Neeina, normaliai. Išgazdinai tik biškį. Tai reikia į ėdžios pridėti zakusono, ėdalo. Atsistoti zasadą. Įlaukti kokią nors žvėrio, kad ateitų. Nu, į kada ateina, tai vadinasi ant palaukimo. Va, toks medžioklės būdas. Aš tai skaitau, kad čia koks tai gaunasi pimpalienė. Aš, pavyzdžiui, šarno vietoj tai supykčiau. Ateidi pavalgyt, įgauni kulką į kepenys. Palauk! Šūdas, tuščios ėdžios, Tuščios tuštutėlės. Nu, nieko baisiaus, aš su savim atsinešiau visokių maisto. Va, šprotai. O, nieko. Kukurūzas. A tu matei kada nors baskervilių šarną? Baskervilių šarną? Neteko nei karto. Žiūrėk, žinai šitą fokusą. Nešauk. Negazink kitą kartą tai. Aš dar turiu kai ko. Nu, tiek, morkų vot yra. Tai morkas tik tai zuikiai griaužia, tai ką mes ten... Baskervilio šarnas gali ir morkas suvalgyti. Nu, bet jeigu ateis koks zuikis įgriauž, taigi mes smulkmės nešaudysim. Man atsispjaut, ką jūs čia šnekat, ponas Česlovai, mano reikalas užpildyti fucking ėdžias. Ar aišku? Nu, tai atsitraukiam į šoną, palauksim, gal kas ateis. Prašau, gal kas ateis koks miško psichas. Su Baltarusio kiaulės veidu šarnas. Aš siūlau tylos minutę. Va čia ir yra medžioklė, žinai, ant palaukimo. Mano toks vienas draugas iš Šiaulių, Plazmanas. Tai jis pasimdavo Ramanausko Vazduškę, nu ir ten Tėvynės kino teatro, kur yra tokia, žinai, aikštė. Tai sustatydavo bonkas nuo alaus, įlaukdavo, kol bomžas ateis. Nu, į bomžas ateina, jis taip prisitčenė. Ava, į nėra. Nu va. Tu netriukšmauk, nes žvėriai gali išsigazdinti. Palaukiam biškį, pastovim, gal ateis koks. Bet kad labai šaltas stovėčiau. Atsibodo lauk. Dachieni man tie žvėris. O, žiūrėk. O. O, kiek ten. Kanėstų. Koks durnėse. Jos pavyko. A tu Baskervilio šarną pažįsti? Nu, kažkur esu girdėjęs, ar skaičiau kažkur. Jeigu viską ryja iš ėdžių, tai 99%, kad čia Baskervilių šarnas.
Tu taip garsiai nešneki, jisai išgirs ir pabėgs. Tai ką, nušaunam gal? Nu, nušaunam. Tai palauk. Aš skaitau taip. Aš šausiu, a tu kaip varovas kontrolinį šūvį dadėsi. Eik prie jo. Tai man tipo tenais eiti? Taip, prie šarno. Kontrolinė. Taip, kaip bandytoja, ne? Jo, brigada. Į galvą damuši. Jo. Eik, tik einu. Eik. Pasiruošęs? Pasiruošk tu, duosiu signalą, tu šauk. Šauk. Tu debilė, tu supratai, ką tu padarei? Durniau tu. Tu į mane šoviai. Tu į šardą taikyti turėt. Tu žalio medžio. Asilė tu akiniuotą tu. Tu nesupranti, ką šaudyt reikia. Į šardą taikykis. Aš kai šaunu, tai užkemšu ausį ir negirdžiu, kur jūs stovit. Česlavai. Tu miško Baltaruski. Tu supranti, ką tu padarei? Ar tu suvoki, ką tu pridirbai? Tu besoti kiaulė. Tu eisi dabar pas save į mišką, pas savo šernienę, pas savo šerniukus, krūštis, sotus, laimingas. O man ką su kuo man laidą vesti? Tu pagalvoji apie tai, per tave mano draugas žuvo. Kas vietoje laidą ves? Žiūrėk, kaip juokingai guli. A gal tu mokėmės laidą? A kokią norėtum? Einam. Kokią? Nu, iki norėtum. Ar 3 milijonas gal vietoj Valinsko? Niekas nenorėjo mirti. Prisimedžiojom. Nepatikėsite, savo rankose vėl laikau Algirdo laišką. Štai jis mums rašo. Esu prisiekęs medžiotojas ir labai mėgstu šernieną, porina gyvulėlių žudytojas. Bet šerniena turi tokį pašalinį poveikį, kad kietina vidurius ir tai apsunkina tuštinimosi procesą taip, kad net pats didžiausias tankstinimasis nepadeda, bėdavojasi vyriškis. Ką man daryti? Kelia antakį pupsikas. Biški nesuprantu. Tai jis turbūt neprašyka? Taip, Algirdai, mudu su jumi turim abudu tą pačią bėdą. Aš irgi neprakakoju. Kas tokiais atvejais darytina? Gerai po ranka turėti gerą draugą ir dratelį, troselį, sukutį, su kuriuo santechnikai valo ir prasukinėja užsikimšusius klozetus. Prašau palaikyti. Taip pat pravartus bus ir štai šitas rakovinos tapšnotojas. Tai mes čia pasakosim, ar jau taip išeina demonstruosim? Demonstruosim. Man belieka atsistoti į vadinamąją vėžio pozą. Palaukit, aš jums taziką duosiu, prašau. Bronis, va, kas užsikimšo čia. Va. O, labiausiai. Palauksiu, drateliu prasuksiu. Dratelį man. O, Atsargiai, nesugadinkit dratelio. Atsargiai. O, lenciugėlis. O. Ko čia pas jūs tik tai nėra? O, šluota. O, čia dantis valiausi ir prarijau netyčia. Ajo. Ant zapaskės? Labai aštrai pavalgęs buvau, tai norėjau, kad užgesintų gaisrą. O. Čia suvalgiau žmogų su Čiaušesku kepurė. Juokauju. Šio, spina ir replės. Nu, nežinau, čia ne mano matyti. Kažkas norėjo pakavoti manį. Nu, dar kažką matau. O, šitą prašau kištit, gal man prireiks. Šitą įkišt atgal. A bendrai ištraukit, po to nesimatys nieko. Čia savyginai turbūt nešiojot. Jo. Nu ir kaip ir prasižiokit dar. O, net dantų karūnėlės auksinės matosi. Operatorių, matot,
Matau. Operatorius va filmuoja mane. Nu va, galit eit su tokiu užpakaliu ir pas panas, o gal ir pas bachuriukus. Kodėl pas bachuriukus? Ką jūs insinuacijas man dabar kažkokias tai dėl bachuriukų? Nustokit rakam, patikrinsim, kas pas jumis. Aš to jums patikrinsiu. Bachuriukai! Ai! Malonu, ne, bachuriukas? Kitą laišką žiūrovas mums parašė iš Anykščių. Kažkokis VV, o toliau pavardė vokiška. Parodykite. Jinai to į VV klausė. Girdėjau, kad gražiuose Biržų apylinkėse nuo seno verdamas alus kelia antakį busimoje Chronibalė. O kaip man išsivirti alaus Anykščiuose krūšia protą mums girtuklėlė? Nu, tikrai tai parašyta. Nu, tai nieko nėra paprasčiau. Reikia nusipirkti alaus pagal savo skonį ir kvapą. Prašom. Tai pasimta alų. Puodas. Pastatom puodą ant viryklės. Supilame alų. Atsargiai pilkit, kad visko neišpiltumėt, aš kitą norėsiu atsigerti dar. Notabienė, verdant alų negalima jo užvirinti, nes paprasčiausiai jam užvirus išsigaruos visi baltymai, angliavandeniai, nukleidai, salietra hidrohidratatai, formaldehidai, karbitas, nukleidotronai, izotopai ir kitos kvapniosios bereikalingusios medžiagos ir iš jūsų mylimo alaus gausis tik smirdantį geltona balutė. Jo, dar dings riebalų rūgštis. Oi, fui, kokia šlikštynė. Kaip karšti mižalai. Pats nekartą turbūt išgėręs esate, ne vieną pintą. Sveiki, panelės ir bachūrai, Jurgitos ir Artūrai. Šiandien pasišnekėsime apie labai įmantrią sporto šaką. Tai yra šioks toks surprizas, nes jūs to nesitikėjote. Tai yra ne koks penisas, o tenisas. O, tenisas. Tenisas. Gerai čia sumasčiau. Ir mums apie tą sporto šaką padės pašnekėti nusipelnęs teniso sporto meistras Bronius. Prašom ateiti čia. Žiūrėti, kaip žaidžia tenisą bachūrai, nėra jokio įdomumo. Žymiai įdomiau, kai žaidžia bobos, kokią nors Šarapovą ar Kurnikovą. Bet dažniausiai tenisą žaidžia kokios nors senos lesbietės. Todėl mums reikia, kad tenisas turėtų patrauklumo kokio nors gaidžio. Tai yra nei vyro, nei bachūro, nei bobos, kažką per vidurį. Todėl mes pabandysime pademonstruoti. Dekis papus. Dekis, nes tai tau yra įprasta. Dekis. Toliau dedame sijonuką. Dėkis sijonuką. Nu, kaip patinka? Visai gražia. Nu ir maikė dėkis, nes maikė turi būti tokia, kad dekolte būtų kuo gilesnė, o per maikę laužtųsi į išorę papai. Vieną kartą per televizorių žiūrėjau, kai tokia Martina Navratilova atėjo į teniso kortą susikišusi 16 kamuoliukų į savo kelnaitės, kad nereikėtų, kad jai koks nors šestakas iš šono padavinėtų ant padačkos. Nu ir mes pabandysime 16 kamuoliukų susikišti savo į kelnaitės ir vėliau pabandykite žaisti tenisą su atliekamais kamuoliukais. Duokit. Ir žaisdamas, svarbiausia, nesupainiokite su savo kiaušiukais. Kaip matote, mūsų tenisininkė yra paruošta. Atsiminkite, kad tenisas yra brangus malonumas, prieinamas tik elitui. Ir jeigu pradėsite žaisti... Man krustis. Šiandieną pakalbėsime apie tai, kaip pakabinti gyvūnų gelbėtoją bei globėją, daktarą Aiskaudą su Sijonu, veterinarę.
Jos ieškoti reikia ten, kur pripaišyta gyvulėlių, bet šalia turi būti dar ir melsvas kryžius. Nebijokit, melsvas kryžius nereiškia gėjų ligoninės ir jūsų tenai tikrai niekas nenuskriaus. Jūsų kelias į veterinarės širdį, o gal ir į putką, eis per meilę gyvūnams. Todėl jums iš karto būtina pradėti demonstruoti, kaip jūs tuos visus padlas mylite. Pradėkite nuo mažiausio, atsineškite musę, kuri kažkodėl nereaguoja į jūsų žodžius, nezyzia, neskraido ir net nekakoja. Nepriimkite jos juoko neteisingai. Ji tiesiog žino, kad musė pavasarį atsigaus. Tada jūs nuo musės galite ateiti pas savo svajonę, kvepiančią katytėmis bei šuniukais, su šiek tiek didesnė problema. Pateikite jos medicininiai apžiūrai meškiniuką, kurį užpuolė maniakas. Tik kol kas nesakykite, kad tai jūs ir esate tas maniakas. Tada jau pats laikas ir pačiam atsiduoti į veterinarijos gydytojos rankas. Praskleiskite jai savo vidinį pasaulį. Papasakokite, kad turite kaspinuoti vardu Aurimas, kuris pastarosiomis dienomis prastai valgo, blogai miega, prakaituoja, viduriuoja ir be abejo šika. Esant tokiai diagnozei, yra 2 kaspinuočio raminimo būdai. Arba gydytoja turi išoriškai raminti kaspinuoti pilvo glostymo būdu, arba bandyti jį pagauti už uodegos, ir tada jau ištirti nuodugniai, kasgi jūsų augintiniui nutiko. Jums malonumą suteiks abu šie būdai. Tai buvo viskas gerai, kas gerai baigėsi. Privetas. Nu ko žiūrit? Nelaukėt. Labą dieną. Kodėl jau taip nieks ir nelaukiam? Mes kaip tik su Česlavu čia sėdėjom garaže, nieks neužeina, liūdna kaip tai. Česlovas, labą dieną. A ne? Karočią, dėla yra. Mano šiltnamį apvogė. Ėjau pėdsakais, iki garažo atvedė. Siaubas. Užjaučiam. A ką pavogė? 20 tulpių. O jokių tulpių nematėm ir jokia moteris tulpių čia neatėjo pardavinėti. O čia kas? Meluojat, sukos. Nemeluojam. Čia kaip gydytojams duoda pacientai kišiuką už gerą gydymą, tai mums vairuotojai už gerą remontą atiduoda gėlėm. Meluojat. Čia visai... Čia visai ne tulpė. Čia nei rožės, nei tai sentimentai. Ciklamonai. Netulpės? Ne. Nu, jeigu netulpės, tai, atsiprašau, aš kitose garažuose paieškosiu. Viso gero. Iki malonaus, užeikite dar. Jau kitą kartą. Koks malonus žmogus, kažkiek mėgsta lytinius santykius. Turbūt mėgsta. Vos net mums nepadarė. Jo. Išdūrėm gromylą. Eina, pasikrūšim, Česlovas. Bet palauk, jeigu jis sugrįš, tai mums bus pilni ragai.